atstatyti pusiausvyrą. Kaip minėjau, kažkuria prasme netikėtas buvo Azerbaidžano sportininkų geras pasirodymas, bet galbūt ne tiek dėl to, kad jie pasiekė tiek pergalių ant Vilniaus imtynių kilimo, bet galbūt dėl to, kad jie pasirodo komandinės ženkliai geriau už Rusijos imtynininkus. Ir manau, net šios dvikovos lemtys jau nenulems, bijau pasakyti, bet nemačiau komandinių rezultatų, bet pagal tai, kaip Azerbaidžano imtynininkai imtyniavo ir kad praktiškai vos ne visose finalinėse dvikovose galėjome matyti jų imtynininkus, sprendžiant iš to, jie bus tikrai surinkę labai daug taškų. Komandinį įskaitį skaičiuojama visų dalyvių taškai. Taigi, laukime ant kilimo paskutinės poros sportininkų. Mėlyna triko vilki Georgijus Ketojevas iš Rusijos, raudona triko Ketagas Gaziumovas. Ketojevui 23, dviejais metais vyresnis Gazumovas iš Azerbaidžano. Principinė atletų dvikova, kadangi rytinėje dvikovoje matėme jau užtikrintai įveikę savo priešininkus. Ir manau, kad mes pamatysime tikrai labai gražią atkaklę principinę dvikovą. Ketojevas, rusas, yra praėjusių metų Europos čempionas, 2007 pasaulio čempionas, na, o pernai Pekino olimpinėse žaidynėse abu šie sportininkai nekovojo, o stovėjo ant trečiojo garbės pakylos laiptelio. Jie pralaimėjo pusfinalius ir po to sugebėjo laimėti kovas dėl trečiosios vietos. Taigi, olimpinių žaidynių bronziniai prizininkai dabar kovoja dėl Europos čempionato aukso. Gazumovas iš Azerbaidžano irgi yra Europos čempionų buvęs, bet tai buvo jaunimo varžybose 2002 metais. Nors ir vyresnis Ketojevas, jo pergalių sąrašas suaugusių varžybose gerokai solidesnis. Nubaudė Azerbaidžano imtynininkas Rusijos imtynininką už tokią aplaidžią klaidą, kadangi jis imitavo veiksmą, bet buvo netidus ir tuoj pat praleido kontraveiksmus iš savo priešininko pusės ir matė puikiai užkabintą pėdą, pervestas priešininkas į parterį ir 1-0 pirmauja imtynininkas iš Azerbaidžano. Nors praėjusių metų Europos čempionas yra dabar pralaimintis. Georgijus Ketojevas ir likus mažiau nei pusę minutės. Ar dar pavyks? Vėl dviem rankom užkabino savo priešininką koją Azerbaidžano imtynininkas. Daugiau čia taktiniai sumetimas jis tą daro, kadangi tai jis bando kontroliuoti savo priešininką. Matot, laikas eina, lieka tik 13 sekundžių iki kėlinuko pabaigos. Ir tikimybė, kad Rusijos imtynininkas dabar sugebės atlikti kažkokį veiksmą, yra labai nedidelė. Pergalė, kad yra 1 tašku. Ne, paskutinės sekundės. Nieko nebebus. Taip, išgesino ataką. Sirena. Azerbaidžano imtynininkas. Taip, matom, pirmas kėlinukas. Azerbaidžano sportininko iš Azerbaidžano yra persvara nors minimali, bet jinai leidžia jam pasiekti pergalę. Šitam kėlinukė rezultatas tampa 1-0 Azerbaidžano sportininko naudai. Vienodo ūgio, būdu po 1,80 cm. Jau 2 metais vyresnis yra azerbaidžanietis, o pagal iškovotus titulus pranašumas yra Georgijaus Ketojevo. Gimęs Tbilisyje, sportuojantis Vladikaukaze ir ginantis Rusijos rinktinės garbę. Georgijus Ketojevas, pasaulio čempionas, Europos čempionas, olimpinių žaidynių bronzinis prizininkas. Azerbaidžanietis irgi iš Pekino parvežė savo šalį olimpinę bronzą. Kaip jau minėjau, visi šiandien matyti Azerbaidžano sportininkai buvo Azerbaidžano olimpinės rinktinės nariai Pekino olimpinėse žaidynėse, o mūsų šalies garbę ten gynė graikų romėnų imtynių atstovai ir keičia taktiką imtynininkas iš Rusijos, jis daugiau imtyniavo nuleidęs rankas, bando pramušinėti rankas iš apačios, tuo būdžiu kontroliuodama savo priešininko praėjimus į kojas ir ta taktika pasiteisina. Prašau, pervedimas, tiesa dar neužfiksuota padėtis parteryje, kadangi dar jo priešininkas nepasiekė keliais, o dabar taip.
pasiekė keliais kilimą ir arbitrai... Pirmas taškas Rusui. Taip, skaito tašką Ketojevui. Rezultatas tampa 1-0. Šiame antrame kėlinukė. Ir vėl rankas deda savo priešininką ant galvos Ketojevas. Pirmam kėlinukė imtyniaudamas, taip jis nesugebėjo atlaikyti savo priešininką iš Azerbaidžano atako. Praeina jis į kojas ir taip, lieka dar 40 sekundžių. Lietuoja praeina į kojas. Klaidinantis judesys šiuo atveju nieko gero nedavė, grįžta į tą pačią stovėseną abu imtynininkai. Taip, dažnai klaidina savo priešininką, vis dėlto kitą kartą sulaukia jo klaidos ir pabandai ją pasinaudoti. Dažnai tokią taktiką naudoja imtynininkai ir matome, bet nuleidžia rankas Ketojevas, ginasi daug žemiau. Tuo jis vėl bando antremti pagrindinės tas atakas, kurias, matome, Azerbaidžano sportininkas gan vienpusiškai atakuoja, būtent tai tiesiog bando uždėti už kojas. Taip. Panašu, kad jau to padaryti nebespės. Baigėsi ir antrasis kėlinukas, čia 1-0 minimali, bet jau Georgijaus Ketojevo iš Rusijos komandos persvara ir dabar kągi 30 sekundžių poilsio ir tada jau taip, rezultatas 1-1. Tradiciškai finalas ir pratęsimas. Trečiasis kėlinukas. Lygių varžovų dvikova ir manau tai yra visiškai pelnytai, kad yra skiriamas trečias kėlinukas, nes 2 kėlinukų neužteko išaiškinti nors vieną iš jų pranašumą. Šiek tiek vienpusiškai, bent jau man pasirodė, atakavo Gaziumovas, imtynininkas imtyniaujantis raudono triko iš Azerbaidžano ir Ketojevas sugebėjo prisitaikyti prie kovos manieros. Kągi lieka minutė 50 iki to momento, kai ko gero, aišku, jeigu nebus traukiami burtai ir sportininkai vėl bus pastatyti į kilimo vidurį. Sužinosime, kas laimės paskutinį aukso medalį Europos laisvųjų imtynių čempionate. Kadangi rytoj merginų varžybos, Giedriau, galima sakyti, ar visos gyvos veikos, visos 5 mūsų sportininkės netraumuotos? Dar užbaigim, pažiūrėkim, kuo pasibaigs šitą ataką. Azerbaidžano sportininkas įvykdė savo sumanimą. Užkabino koją, užėjo už nugaros, taip, pelnė tą tašką. Dabar kągi bandys perridentinę. Taip, likus 1 minutė ir 1 sekundė, labai sunki tampa užduotis Rusijos imtynininkui. Ketojevui. Taip, jis vėl aktyvina koją, matot, pramušinėja rankas iš apačios, tai vėl šiek toks ėjimas vabank. Na, nepasiteisino ši taktika šį kartą. Ir vėl praleido savo priešinį, leido paimti, užgriebti už kojos. Nežinau, ar sugebės realizuoti. Panašu, kad taip. Taip, tai yra antras taškas. Azerbaidžano imtynininkai ir kas svarbiausia, kad laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Bando kryžminti kojas, matot. Azerbaidžano imtynininkas tai imituoja tiesiog dar vieną ataką. Ko pasiekoje tas leido jam laimėti dar šiek tiek sekundžių. Sunkiai keliasi nuo kilimo abudu sportininkai. 40 sekundžių iki sirenos. Visus 3 kėlinukus. Vos ne ta pati taktika. Vos ne tas pats judesys ir Ketojevui antrame kėlinyje pavyko to išvengti. Dabar lieka 20 sekundžių. Na taip, matyt, jau šiokios tokias pataisas. 2-0 azerbaidžaniečio persvara. Ir šioks toks nuovargis, be didelio ambicijų. Matom, Rusijos imtynininkas guli užkabinęs koją. Na, dar 3 sekundės. Taip. Pradeda šelti Azerbaidžano rinktinės komandos gerbėjai nariai. Taip, na taip. Tai dar vienas smūgis Rusijos rinktinė ir dar vienas atimtas medalis iš jų komandos. Tai šios dienos imtynės pasibaigė visiško Azerbaidžano imtynininko triumfu. Rusai šiandien 2 sidabro medalius pelno.